Sveiki. Noriu parodyti, kaip pasinaudoti Excel funkciją, rasti ir keisti, kai turime gan didelį tokį duomenų masyvą, kuriame atsakymų variantai yra išdėstyti žodinė išraiška. Tai pavyzdžiui, niekada, progai pasitaikius, dažnai, retai, nuolat ir panašiai. Pirmiausiai turime žinoti, kokiam skaičiui prilyginsime kiekvieną pasirinktą atsakymų variantą. Šiuo atveju, nežinau, yra prilyginamas 0, niekada vienetui, retai 2, progai pasitaikius 3, dažnai 4 ir nuolat 5. Tam, kad mes galėtume apsiskaičiuoti sensorinio profilio pirminius balus ir galėtume iš jų nusibraižyti sensorinio profilio grafiką, mums iš tikrųjų reikia tiesiog susitvarkyti duomenis. Pirmiausiai patarčiau pasididinti kiekvieno stulpelio antraštės eilutę. Tai galime tai padaryti, kad matytųsi visas klausimas, nes dabar matote, kad kiekviename stulpelėje yra tiesiog besikartojantis žodis, besikartojantis sakinio dalis, pažymėkite kaip dažnai ir taip toliau. Tai štai galime tiesiog spustelėti ant to laukelio ir pamatysime, kad atsiveria visas pavadinimas, koks jis yra. Ir ta pirmoji sakinio dalis, pažymėkite, kaip dažnai jūs stebite vaiko elgesį, kuris apibūdinamas teiginiu, yra besikartojanti kiekviename stulpelėje, todėl praktiškai ją galima nutrinti ir pasidaryti, kad mums kiekvieno stulpelio antraštė būtų unikali ir tiesiog kompaktiškesnė. Tai iki laužtinių skliaustų mes kiekvieną šitą besikartojančią sakinio dalį galime nutrinti. Ir tokiu būdu reikėtų susimažinti stulpelio antraštės ilgį ties kiekvienu stulpeliu. Dabar iš tikrųjų pati stulpelio antraštė dar ne iki galo mums yra matoma, todėl mes ją galime kelti tekstą į kitą eilutę. Štai spustelime ties vienu stulpeliu ir dabar, jeigu truputėlį kliktelsime ties pirmos eilutės apačia, štai mums stulpelio antraštė atsiveria. Galime pasimažinti šriftą, susimažinti iki 8 ir štai mes turime jau stulpelio antraštę matomą. Jeigu pažymėsime visą eilutę ir spustelėsime kelti teksto eilutę, tai tokiu atveju mums atsivers kiekvieno stulpelio visą antraštę. Vėlgi matom, kad tai yra pakankamai didelė, užima daug vietos, tiesiog sustumėm į viršų. Štai ir turime sumažėjusią šiek tiek eilutę ties stulpelio antraštėmis. Toliau periname prie jau funkcijos rasti ir keisti, reiškia pakeisime tą žodinį įvertį į skaičius. Ir dabar vėlgi prisimenant, ką reiškia tie žodžiai, tai nežinau yra 0, niekada yra 1, retai 2, progai pasitaikius 3, dažnai 4 ir nuolat 5. Taigi, kaip greitai tai padaryti? Rasti ir keisti funkciją yra pati patogiausia. Štai matote lupą, spustelime ant jos ir matome atsiveria visas sąrašas kitų tokių smulkesnių funkcijų, pasirenkame keisti. Atsivėrusioje lentelėje mes rašysime žodį nežinau. Ir štai čia įrašome 0. Tai dabar pabandykime surasti. Nerandame, reiškia reikės mums atrasti laukelį ir jį aktyvuoti. Atrasti tą laukelį, kuriame bus žodis nežinau, štai jis. Dabar rasti viską, kad iš tikrųjų aktyvuotų ir keisti viską. Štai. Excelis atliko 225 pakeitimus, uždarome šitą laukelį ir tada galime pereiti prie jau kitų duomenų. Tai matome ir čia jis pakeitė, iš tikrųjų čia reikėtų vėlgi grąžinti tą pačią reikšmę, nes nežinau, nes kitu atveju mes tiesiog pamesime tą prasmę, kokia buvo. Toliau kita eilutė niekada.
niekada. Vėlgi susirandame, aktyvuojame štai šitą laukelį. Jis turi reikšmę 1, įrašome vienetą ir spaudžiame keisti viską. Atliko Excelis 676 pakeitimus, spaudžiame gerai. Na ir grąžiname ankstesnę reikšmę, niekada yra vienetas. Toliau dar viena žodinė raiška, tai yra arba įvertis retai. Na, mes čia įrašome 2 ir keisti viską. Atliko 812 pakeitimų, spaudžiame gerai ir čia grąžiname mūsų užrašuose ankstesnę reikšmę. Retai buvo 2. Toliau kita reikšmė progai pasitaikius. Yra 3. Pakeičiame 672 pakeitimai. Vėl grąžiname tą pirminę reikšmę. Savo užrašuose. Tiesiog, kad nepamirštume, kokią reikšmę mes trejetukui suteikiame. Dažnai 4. Keisti viską. 886 pakeitimai. Vėlgi grąžiname savo užrašuose pirminę žodžio reikšmę, kad dažnai reiškia 4, na ir belieka nuolat pakeisti. Nuolat bus 5. Štai, paskutiniai pakeitimai. Dabar pasiliekame priminimą savo, ką tai reiškia 5, kad tai buvo nuolat. Tai tiek.